iki šiol atostogų rojumi vadinta Turkija galima būtų perkrikštyti kitaip. Lietuvos sportininkų triumfo šalimi. Dar gyvi įspūdžiai iš praėjusių metų, kai Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė čia vykusiame pasaulio čempionate pasidabino bronzos medaliais, o šią vasarą ant jaunųjų mūsų šalies krepšininkų krūtinių sužibo auksas. Iš viso Turkijoje vykusiame Europos jaunimo vasaros olimpinėme festivalyje, kuriame jėgas išmėgino 14-17 metų sportininkai, Lietuvos atletai laimėjo net 10 medalių. 3 aukso, 4 sidabro ir 3 bronzos. Tai geriausias mūsų šalies jaunimo pasirodymas per visą 11 festivalių istoriją. Iš viso talentingas mūsų šalies jaunimas namo jau parsivežė 11 aukso, 10 sidabro ir 22 bronzos medalius. Gausi delegacija net 51 moksleivis. Jaunieji Lietuvos krepšininkai, tarp kurių ir Arvydo Sabonio, Gintaro Einikio ir Gintaro Šerkšno sūnus, Trabzone pasišovė įrodyti, kurigi sporto šaka Lietuvoje populiariausia. Jų tikslai tik patys aukščiausi. Nepaisant to, kad festivalyje, kuriame galėjo dalyvauti sportininkai iki 17 metų, mūsų šaliai atstovauja Lietuvos 15-mečių rinktinė. Tačiau čia jų krepšinis, tad lietuviai privalo būti tarp lyderių, net ir jaunesni. Krepšinio turnyras, kuriame dėl medalių varžosi 8 šalių rinktinės, vyksta naujoje 5,5 sirgalių talpinančioje sporto arenoje. Tarp jų ir negausi, bet labai energinga Lietuvos komandos palaikymo grupė. Trenerio Gintaro Razučio vadovaujama Lietuvos jaunučių rinktinė Trabzone pateko į B grupę, kurioje turės kautis su rusais, estais ir graikais. Pirmoji dvikova su Graikija, kuri, kaip ir Lietuva, gali pasigirti turinti puikią krepšinio mokyklą. Nuo pat pirmųjų minučių užverda atkakli kova. Pirmąjį ketvirtį lietuviai laimi 14-13. Įpusėjus rungtynėms 2 taškais į priekį išsiveržė graikai 20-18. Kas čia per nesąmonės, koks čia lošimas, ką? Čia duoda pasą, čia nais didelis kerta, nepražiopsam, aišku. Mažiukai gali truputį pakrapštyti kamuoliukus, o ne dideli. Drama tęsėsi ir antroje rungtynių pusėje. Atsiplėšti nepajėgė nė viena komanda. Likus žaisti 21 sekundę, Dominikas Zubkauskas pataiko tritaškį ir lietuviai įsiveržė į priekį 69-66. Graikams rezultatyvios atakos surengti nepavyksta, o mūsų rinktinė išnaudoja dar vieną šansą. Netrukus tas pats Zubkauskas pataiko ir baudos metimą, nors žaidžia su ašaromis akise ir sukandęs dantis. Per paskutinės rungtynių sekundės jam sutraukė raumenį. Lietuvos krepšininkai išplėšė sunkią, bet labai reikšmingą pergalę. Dažnai sakoma, kad svarbiausios yra pirmos ir paskutinės rungtynės. Pirmoji dvikova psichologiškai, paskutinė medalių dalybose. Lemiamus taškus pelnęs Dominikas iš viso surenka 21, o pats rezultatyviausias Antanas Krimelis. Jo sąskaitoje 24 taškai. Sunkios rungtynės, aišku, matėsi, kad šiek tiek vyresni vaikinai graikai, subrendę daugiau. Gal kažkiek vaikai pradžioj jaudulys buvo prieš rungtynės, bet kai žaidėm, pradžią gerą padarėm, bet paskui kažko tai prisėdom, sunku sakyti, dabar reikės analizuoti. Bet pats galas parodė, kad mokėjom susikaupti ir padarėm gerą rezultatą. Žingsnis po žingsnio, įveikdami vieną varžovą po kito. Aukso link keliavo ir krepšininkai. Aš rėkiu ant visos aikštelės, ką darai, todėl sausą. Tu hebrai pasakyk, ką mes darom, o ne savo. Jie turi subėgti kaip kareiviai vieną vietą ir padaryti. Antrose grupės rungtynėse trenerio Gintaro Razučio auklėtiniai nepasigailėjo Estijos 138. Lietuvos rinktinė šioje dvikovoje taškus pelnė visi 12 žaidėjų, o daugiausiai 18 surinko Edvinas Rupkus. Domantas Sabonis pridėjo 12 taškų ir 10 kartų po krepšiais sugriebė atšokusį kamuolį. Kur kas sunkiau Lietuvos krepšininkams sekėsi dvikovoje su Rusija. Trečiose B grupės rungtynėse mūsų komanda išplėšė pergalę vos 2 taškais – 59-57. Ir tai buvo jau trečias Lietuvos krepšininkų laimėtas susitikimas iš eilės. Grupėje užėmė pirmąją vietą, jie iškopė į pusfinalį.
kuriame susitiks su šeimininkais, Turkijos krepšininkais. Akivaizdu, jog bus nelengva. Svarbiausia neperdegti ir negirdėti, kas vyksta tribūnose, sako Lietuvos rinktinės treneriai. Ir žinoma, gerai pailsėti. Kol kitų sporto šakų atstovai dalyjosi medalius, krepšininkai lemiamoms kovoms dar rengėsi. Paslapčia galime pasiklausyti, ką treneriai kalbėjo komandai prieš pusfinalio rungtynę su Turkija. Labai agresyviai ginasi šoninius išsimetimus, prilaiko, neleidžia priimti, perima kamuolį iš po krepšio. Tai turit šitą bangą atlaikyti, turit tada labai agresyviai per jėgą lošti, kad neleisti jiems šito pajusti, sakykime. Sakau, čia reikės visiems art. Čia jeigu tik tais aikštelėje mėginsi pasilsėti, tai prižiūrėk, taškai bus. Atidirbom 2-3 minutės, trenerių keitimas, paprašot, kitas išeina vėl su ugnim, su noru ir atidirbo vėl keičia. Nors pusfinalio rungtynėse su turkais tikėtasi tikro karo, jo nebuvo. Lietuvos rinktinė nuo pat pirmųjų minučių diktavo savo žaidimo sąlygas. Vieną kitą, bet reikia sakyti, kad darom savo padaryti. Jo, bauda ir tada per galinę, kas kerta. Bauda čia pasas ir tu taškai bus įsirinti. Aišku, prato pats įsiparinė, paškalinė. Vai, išlygai, vai. Mes už Lietuvą! Po 2 kėlinių įgijusių 15 taškų persvarą Lietuvos rinktinė laimėjo dvikovą net 75-50. Mūsų komandoje nesulaikomas buvo Antanas Krimelis. Jo sąskaitoje 21 taškas. Nesitikėjom, galvojom bus biškai sunkesnės vis dėlto. Daug fanų žaidžiam išvykoje, tai nesitikėjom, bet taip gausi. Ruošiamės labai sunkiai kovai, ruošiamės nuo vakaro. Antras treneris padarė visą skautingą priešininkų komandų. Šiandien ryte nuo 8:30 darėm rytinę treniruotę, jų derinius visus pasikartojom, kaip žaisim prieš juos, kaip prieš zoninę gynybą, prieš asmeninę gynybą jų. Patys sustatėm savo gynybą ir asmeninę ir zoninę gynybą. Viskas pasiteisino, bet kad taip atrodo gal lengvai pats galas pabėgom, bet taip tas 10 taškelių visą laiką laikėsi ir įtampa visą laiką buvo ir didelė. Ir vaikai atlaikė ją ir pabaiga tokia. Įspūdinga pergalė pusfinalyje iškovojusių lietuvių laukia vienintelis. Tačiau pats svarbiausias išbandymas. Rungtynė su Serbijos komanda, kuri dvikovoje dėl vietos finale įveikė savo bendramžius iš Graikijos. Tribūnose savo vietas vėl užėmė ištikimiausiai sirgaliai. Jų nedaug, bet jie labai garsus. Randa tarpą ir iš karto aštrinį. Truputį stovėkit ant kelio kamuolio, kad neleistumėt iš karto pat pirmų žingsnių veržti. Tai tada nusimetinės ir viskas bus gerai. Lietuviai metais jaunesni, bet greitesni ir gudresni. Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje dirbančio trenerio Gintaro Razučio paraginti, jie kaunasi už kiekvieną kamuolį, už kiekvieną žingsnį aikštelėje. Po pirmojo kėlinio mūsiškiai pirmauja 22-19, po dviejų 46-34. Pirmoji rungtynių pusė nuteikia optimistiškai, tačiau tai dar ne pergalė. Vėl aidi šūkis – pirmin, už Lietuvą ir vėl aikštelėje užverda žūtbūtinė kova. Trečiame ketvirtyje kiek geriau sekasi serbams. Jie sumažina skirtumą 3 taškais, bet Lietuvos rinktinė turi dar 9 atsargoje. Lygių varžovų dvikova tęsiasi iki pat finalinės sirenos. Ir nors serbai garsėja sportinių charakterių ir gabiais treneriais, mūsiškiai atsilaiko ir išplėšia pergalę 86-79. Beveik trečdalį komandos taškų 27 pelno Tautvydas Paliukėnas. 24 auksinėse rungtynėse surenka Antanas Krimelis. Po krepšiais puikiai darbuojasi Domantas Sabonis. Jis pastveria net 13 atšokusių kamuolių ir pelno 15 taškų. Visa komanda geriausia. Visa komanda. Visi lošia, visi išlaikė, viskas. Čia žvaigždžių nėra, visi bendra komanda. Dėl to ir laimėjom. Svajoti svajojom, bet važiuodami čia nežinojom savo priešininkų ir buvo labai sunku nuspėti turnyro baigti. Stengiamės taip
taip žaisti, kad būtų toksai lietuviškas braižas jame, bet kiek leidžia priešininkas, aišku. Prieš serbus truputį strigom, nes jie metais vyresni, fiziškai stipresni buvo sunku. Bet, manau, vaikai nepalūžo, įrodė, kad jie ir metais jaunesni gali būti stiprus. Lietuviai olimpinėme festivalyje auksą iškovoja jau 3 kartą iš eilės. Jaunieji mūsų šalies krepšininkai buvo geriausi ir 2007 Belgrade bei 2009 Tamperėje. Komandos treneris prisipažįsta, kad pergalė Turkijoje didžiausia ir jo sportinėje karjeroje. Norėtųsi tikėti, kad ir jam, ir krepšininkams tai tik preliudija.